Labą dieną šeimininkams. Noriu paklausti, matom, kad dirba, dažot savo namą, tai papasakokit, iš kur gavo dažus, kaip čia girdėjau, kad tai yra Sąjūdžio Rasai gerasis darbas. Tai papasakokit, kas čia vyksta pas jūs? Pas mus jau dabar naujovė vyksta, klausyk, labai dėkingi esam. Na ir dabar, ką daugiau galim pasakyti, labai didelis ačiū tokiai senatvė. Čia biškai bendrovė kažką man čia informaciją davė. Bendruomenė pati. Bendruomenė, tai jo. Jums labai dėkingi tam Sąjūdžiui. Tai džiaugiatės, manot, kad tai bus didelė paskirtis? Labai didelė, labai šitie pinigų nebūtumėm turėjom pasidaryti. Tų pinigų trūksta, žinai. Šiais laikais niekada neparadau. O sakykit, dar norėjau paklausti, iš kur sužinojot apie Sąjūdį Rasai? Buvo laikraštį. Laikraštį radom, čia Bartkutė čia mūsų pažįstama. Jos mama tai labai gerai pažįsta. Kaimynai beveik, ar ne? Tai smagu, kad Sąjūdžio žmogus, kuris turi savo kilęs iš to krašto, kad tam kraštui gali padėti. Turbūt, kad šitaip, tik šitaip, jau kitaip jau negali būti, apsidžiaugiam tiesiog. Jau sakom, čia bus labai gerai. Tai ačiū tada jums už pasakojimą, sėkmės darbuose, tikim, kad namas jūsų bus gražiai išdažytas. Pradėjau, tai reiks baigti, ką darys. Ačiū jums už pagalbą, už paramą labai didelę. Gerai, sėkmės.